Sveiki gyvi, mano brangus virtuvinės studijos kanale Už kadro žiūrovai. Šiandien aš su jumis Laurynas Ragelskis ir spalio 14 dieną, tokį apniukusį vakarą, aptarsiu pagrindinę naujieną ir aktualiją. Tiesą sakant, man tai jinai nekelia visiškai jokio susidomėjimo. Na, jūs supratote, kad kalbėsiu apie rinkimus į Lietuvos Respublikos parlamentą. Man šitie rinkimai nekelia absoliučiai jokio kažkokio tokio vidinio džiugesio, diskomforto, virpesio ar dar kažko, ar įsitraukimo, grynai dėl to, kad tose rinkimuose nedalyvavau nei aš pats, nei mano šaika. Ta prasme tenai nebuvo už ką man sirgti, dėl ko man dėti galvą, dėl ko man dalyvauti agitacijoje, proklamacijoje ir taip toliau. Ir nors aš savo šituose socialiniuose tinkluose, LDN portaluose ir čionai, kad ir šitame kanale gausiai dalinausi Eduardo Vaitkaus rinkiminę medžiagą, bet tai buvo grinai dėl to, aš ir jau ne kartą aiškinau, kad Eduardas Vaitkus vienintelis pristatinėjo tas idėjas, kurios erzina valdančiąją šitą lietuviakalbį, nelietuvių kilmės chuntą. Ir todėl tas jo viešinimas turi elementarią tą Overtono lango funkciją, kad jie būtų priversti kalbėti apie tai tomis temomis, kurios yra eliminuojamos iš plačiosios auditorijos. Ir tik tai tokiu būdu galima tas temas pritraukti žmonių dėmesį, tas temas padaryti aptarimo objektais ir laužyti šitą vienos tiesos, pagal Orvelą, vienos tiesos monopolį. Bet kadangi jūs, brangieji mano, vis tiek neišvengiamai teirausitės ir jūs neišvengiamai labai aktyviai, aistringai, ne visi aišku, bet didelė dalis taip sergate šitose biuletenių kišimo į urnas su plyšeliu rungtynėse, varžybose, tai vis tiek kažkaip pakomentuoti reikia. Bet pradžioje, jeigu jau mes komentuosime šitą visą reikalą ir rezultatus, aš tą darysiu labai trumpai. Todėl video bus iš karto atviras, nebus taip kaip anksčiau su mano video kitais, kuriuos matote dabar ekrane. Šūviai į antstolį ir Lekstučio pokalbiai, demokratijos šventė, tavo balsas svarbus, debilas, gyvai, mentai, policai. Žodžiu, kai aš praeitą savaitę tai praktikavau, ištisai praktiškai, kai įrašytas mano komentaras, reakcija būdavo patalpinama pirmiausia patreon.com/LDN puslapyje, kad jį matytų rėmėjai, štai galiu paryškinti, taip, kad jį matytų rėmėjai pirmiausia pasižiūrėtų, o viešai jisai prieinamas tapdavo sekančią dieną, kai premjerą paleisdavau. Šitas formatas tokiu pavydalu, kai aš kalbu kamputyje pasislėpęs nuo cenzūros visokių cerberių, šitas formatas man visai patiko. Jeigu taip toliau darysiu tokio tipo apžvalgas, tai toliau taip ir bus, kai aš ten valandą laiko ar pusantros valandos kažką aptarinėsiu ir pirmiausia būtent rėmėjai, patreonai matys šitą detalę analizę, kažkokios šitos vaizdus iš tinklapių, screenshotus, video ir taip toliau. O dabar tiesiog trumpai aptarsiu, jo labiau, kad aš šiandien pusę dienos atidirbau Vilniaus miesto apylinkės teisme, atidirbau tiesioginę tą žodžio prasme, tenai reikėjo bukam kaip
bet labai paslaugiam vykdančiam Justo Lauciaus, lietuviakalbio Justo Lauciaus nurodymus prokurorui aiškinti, ką jisai parašė savo kaltinamajame akte. Taigi, beviltiška situacija, bet labai suteikianti daug įdomios patirties, ypatingai tiem žmonėms, kam įdomu, kaip Lietuvoje iš įstatymo pažeidimo, jeigu tai daro tie, kam yra palanki Lietuvos politinė valdžia, iš to įstatymo pažeidimo bandoma išspausti savaime suprantamą normalų dalyką. Taip, teko netgi imtis tokių palyginimų, kaip štai Žemaitaičio užimtas valstybinės žemės sklypas. Taip, kai Žemaitaitis ateina, legaliai viską nusiperka, stovi ten tvora to namo, kuris jis nupirko sklypą ribojantį. Ir staiga po kažkiek laiko atbėga per paūmėjimą į priekabį ieškodama Vilniaus savivaldybės administracijos pasiųsta komisija ir nurodo, kad jisai yra užėmęs svetimą teritoriją. Vėl atsiprašau, man kaip visada skambina saugumas. Ir kaip visada saugumas sakė, tu žiūrėk, ten jokių konfidencialių reikalų prašom neskleidinėti, nes bus blogiau, bus tau kaip Lekstučiui, bus tau kaip Kelertui, turėsi kiauksėti pagal komandą, pagal duotą tau metodičką. Taip, kad, draugai mano, daugiau apie Žemaitaičio sklypus ir kaip Vilniaus miesto savivaldybė, kai reikia mato, kai reikia nemato, kai reikia nukabina ten kokias nors lentas memorialinės, savavališkai pakabintas per vieną parą, kai nereikia, leidžia 3 metus buliotis šiukšliams tiesiai ant šaligatvio, vaizduojant, kad tai yra pagarba ir kažkieno atminimas. Na, žodžiu, Vilnius yra paverstas į tokią mėšlydę, kad man baisu tenai. Bet kuriam Lietuvos kaime yra daug daugiau tvarkos negu šitose Vilniaus nedovaivarykštinėse sašlavynuose. Taigi, dabar, kaip sakiau, taip, politinės reklamos pas nebuvo pakankamai daug. Netgi dabar, jau pasibaigus rinkimams, aš dar publikuosis, šį vakar pabaigs publikuotis paskutiniai video šitie gabaliukai iš mano pokalbio su Eduardu Vaitkumi. Na ir Eduardas Vaitkus bus pagrindinė šio pokalbio tema, šio tokio trumpo aptarimo tema, bet prieš leisdamiesi į šitą aptarimą aš būtinai turiu atiduoti duoklę ir pasidžiaugti vieninteliu gerų darbų, kuris pavyko Petrui Gražuliui šioje rinkiminėje agitacijoje, rinkiminėje kovoje, tai jo sukurtam klipui Kelkis Lietuva. Bet prieš paleidžiant tokį intro, aš jums parodysiu, dėl ko tas klipas yra ypatingas. Štai jūs matote, čia užrašas Popular Videos. Tai populiarūs video, kurie išrikiuoti pagal žiūrimumą. Ir pirmoje vietoje būtent Kelkis Lietuva. Ir ne šiaip sausai tenai yra. Jį iki šiol, jisai įkeltas prieš, kada aš jį čia įkėliau? Aš jį įkėliau rugpjūčio 31 dieną, tai yra jau praėjo pusantro mėnesio. Ir per tą laiką jį pasižiūrėjo 31 000 kartų, jisai buvo paleistas kažkieno ekranuose. Jį pasižiūrėjo, jisai grojo, jis sukosi 1200 valandų, YouTube eteryje, vien mano kanale 1200 valandų, 31 000 peržiūrų. Ir padovanojo kanalui cielus 22 naujus prenumeratorius. Tai yra žmonės, kurie, 22 žmonės žiūrėję šitą video,
paspaudė prenumeruoti kanalą. Tai yra nuostabus, nerealus, unikalus, nepakartojamas fenomenas. Ir todėl, draugai mano, prieš tęsdami toliau, užliekime savo širdis ir per savo ausis, įliekime į savo vidų ir apliekime savo širdis šią pačią nuoširdžiausią rinkiminę agitaciją. Kelis Lietuva dainuoja mano sūnus, aš ir visa mūsų komanda. Prisijunkite ir jūs. Gal jau laikas atėjo pakilt ir išeiti į šviesą. Gal po 30 metų mums prireikia visgi tiesos. Jau pavargom kasdien ryti sunkiai be pridengtą melą. Reikalaujant visą širdimi savo žemė tvarkos. Kokį žodį tamsa sugalvos, kuo jie bus pavadinti. Tavo brolis, tėvelis, močiutė, sūnelis, dukra. Iš tautos, iš istorijos siekia mus tyliai ištrinti. Prisidengdami laisvę ir kaukę, surišę rankas. Kelkis Lietuva, Kaimynai, sesės, broliai, už tave, už save, už visus, ką mes širdyse. Kelkis Lietuva ir stok ant savo kojų. Šiandien laikas likimą imti savo rankas. Na va, ir kaip sekėsi imti likimą į savo rankas, mes matome, kame, mes matome šitose balsavimo rezultatuose. Tuoj, palaukite, aš čia truputėlį pramažinsiu langelio. Ir tiems, kas nori rimtos analizės, pamąstymų rimtų, be jokių dainų, be jokių šitų kelkis Lietuva ir stok ant savo kojų. Jums rimtų veidų pakalbės Kristoferis Voiška kanale Tiesos keliu. Taip pat rekomenduojamas, jo paskutinis video, kur jisai rimtai nagrinėja rinkimų rezultatai ir jų priežastis, kodėl Vaitkus ne Seime. Taip pat jums tą aptars ir Marius Jonaitis. Irgi labai rimtai 20 minučių aiškins, kodėl Eduardo Vaitkaus sąrašui nepavyko patekti į Seimą. Ir su nemaža dalimi argumentų be abejo galima sutikti, tik matot, skirtumas yra toksai. Kad man daugiau mažiau giliai dzin. O kodėl aš nesivertęs konservatinis ašlavyną, nežinau. Taigi, man yra daugiau mažiau giliai dzin, kodėl būtent Eduardas Vaitkus nepateko į Seimą ir kaip jisai galėjo patekti. Marius Jonaitis tą labai gražiai taip paaiškino ir argumentuotai ir logiškai, kad Eduardui Vaitkui kelias į Seimą buvo tas takelis, kuriuose galėjo nueiti, bet jisai pasirinko eiti kakta, belstis į atdarus vartus, pasirinko lipti per kaminą, kai tuo tarpu šalia stovėjo atviros duris. O būtent Eduardas Vaitkus, tai, kad per sąrašą nepraeis tas rinkiminis sąrašas nesurinks 5 procentų buvo akivaizdu, nors dalinosi visokiomis socialinėmis prognozėmis socialiniuose tinkluose, kad neva ten 7 procentai balsuos už šitą Eduardo Vaitkaus sąrašą, kuris pavadinimu Lietuvos liaudies partija. Bet realiai žiūrint, suvokiant, buvo akivaizdu, kad 5 procentų nesurinks šitas sąrašas.
Bet Eduardas Vaitkus asmeniškai vienmandatėje galėjo labai sėkmingai sudalyvauti, jeigu būtų pasirinkęs teisingą vienmandatę, tai yra ten, kur jam visi keliai atviri, ten, kur jam nebūtų jokių konkurentų ir ten, kur buvo didžiausias jo prezidentinis įdirbis. Na, prezidentu Eduardas Vaitkus būtų tapęs 2 rinkiminėse apylinkėse po pirmo turo, tai yra Šalčininkuose ir Visagine. Ar palauk, ar Šalčininkuose jisai ten buvo taip vienareikšmis lyderis, bet nebūtų ten daugiau negu 50%. Na, grubiai tariant, 2 apylinkės Šalčininkų ir Visagino, kur Eduardas Vaitkus buvo absoliutus favoritas lyginant su visais. Ir todėl Eduardas Vaitkus, logiškai mąstant, vienoje iš tų apylinkių ir turėjo kandidatuoti vienmandatį. Bet pasirinkusi kažkodėl tą apylinkę, kurioje jam buvo stiprus konkurentas, būtent Seimo rinkimuose, o būtent Šalčininkų jisai pasirinko apylinkę, kur turėjo konkuruoti su Lenkų partijos atstovu. Maža to, toj pačioj apylinkiai dar tokia balotiravosi Beata Petkievič, irgi Lenkų partijos atplaiša, jinai išsikėlusi pati savaime, bet anksčiau buvo šitos Lenkų rinkiminės akcijos frakcijos narė ir jinai dar suvalgė balsų. Na, Eduardo Vaitkaus garbiai reikia pasakyti, kad jisai tose vienmandatėje užėmė 2 vietą. Bet jo konkurentas, Lenkų partijos, Lenkų rinkiminės akcijos, bla 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 atstovas išėjo į Seimą pirmų bandymų. Tai yra antro turo tenai nebus, jisai surinko taip daugiau negu pusę, ar ten arti pusės atėjusių balsuoti narių ir pagal Seimo taisyklės balsavimo, kad pakeistas truputį palengvintas, kad jeigu vienmandatėje apylinkėje kandidatas surenka daugiau negu 20% visų balsavimo teisę turinčių narių, jisai automatiškai keliauja į Seimą be antrojo turo. Čia šiuo atveju, keletas žmonių ir praėjo tokiu būdu, bet tai yra visiškai neaktualu. Iš tikrųjų, šitas balsų skaičiavimo pakeitimas, kuris turėjo padėti konservatoriams pirmų turų, tai ta prasme be antro turo patekti į Seimą iš karto pirmų balsavimų, iš tikrųjų konservatoriams jokių privilegijų nesuteikė, nes iš konservatorių taip praėjo tik tai Ingrida Šimonytė, kuri savo apylinkėje ir taip tenai taip rovė visus populiarumo, taip mušė rekordus, žinoma, Antakalnyje. Vilnius, kaip sakiau, sudėtinga Vilniuje situacija. Tai Antakalnyje pasirodo ta situacija dar prastesnė. Taigi, vietoj to, kad Eduardas Vaitkus nueitų į Visagino apylinkę, ten balotiruotųsi ir būtų vienintelis, už ką norintis pašikti valdžiai žmonės galėtų balsuoti, tai jisai ėjo kapotis su Lenku. Tas, kaip čia pasakius, prieš Lenką toje vietoje parlamento rinkimuose pašokinėti yra beviltiška ir buvo keista logika ir taip toliau. Ir tai tik tai parodo, kad kalbėti apie tai, koks tu esi opozicinis, koks tu esi prieš sistemą ir taip toliau yra viena. O sugebėti į save nukreipti žmonių protestuojančių prieš sistemą žvilgsnius yra visai kas kita. Ir tam reikalingas ne tik teledebatai didžiuosiuose ekranuose, bet ir nuoseklus, labai logiškas strategavimas, derybos, derinimas ir taip toliau. Dabar, kadangi vis tiek mano auditorija tas Eduardo Vaitkaus atvejis yra aktualiausias, įdomiausias, tai apie tai ir kalbėkime. Dabar tie, kas sako, kad Eduardas Vaitkus pralaimėjo, yra teisūs
tuo aspektu, kad jisai dėl kažkokio kvailo įsivaizdavimo, nesupratimo ar fanaberijų kažkokių pasirinko ne tą apygardą balsavimo, kurioje jisai turėjo visus kozirius savo rankose, jisai pasirinko tą, kur jam buvo sunku ir sudėtinga ir automatiškai jisai tenai ir taip užėmė tik tai antrą vietą. Tai čia yra, jo pralaimėjimas čia yra. Jisai nesugebėjo pasirinkti tinkamai vienmandatės apylinkės ir praleido, neteko galimybės balotiruotis į Seimą. Bet, kalbant bendrai apie tuos daugiamandačių rinkimus, Eduardas Vaitkus toli gražu nepralaimėjo. Įsivaizduok, tai žmogus, kurį prezidento rinkimuose, už kurį balsavo 107 000, taip, nepaisant visos antipropagandos, o tiksliau gal padedant visai tai antipropagandai, bet balsavo didelė dalis būtent Lenkų rinkiminės akcijos rinkėjų, kuriems nebuvo Tomaševskio. Balsavo didelė dalis tų, kas paskui balsavo partiniuose šitose rinkimuose, atidavė balsą už puidokinius, tratą, už orlauskinius visokius. Tai visi tie irgi balsavo, didelė dalis jų balsavo prezidento rinkimuose už Eduardą Vaitkų kaip vienintelį pasirinkimą, nes visi kiti buvo partinės šliondros. Sustatytos partinės šliondros ir šalia stovi Eduardas Vaitkus, kuris sako, kad šitie yra partinės šliondros, o aš vienintelis esu toks, kuris, sakau, gana yra gana, kad Lietuvos žmonės turi nuspręsti, ar mums toliau būti agresyviame karinėme bloke, kuris veda mūsų į susinaikinimą. Lietuvos žmonės turi nuspręsti, ar būti mūsų šitoje Evrosąjūze, kuris irgi yra pasmerktas, o kartu pasmerkta yra ir Lietuva. Lietuvos žmonės turi nuspręsti, kaip mes gyvensime su kaimynais, o su kaimynais reikia gyventi draugiškai, taip įvertinant ir kaimynų interesus, ir savo interesus, kad negalima vardan šitų politinių oligofrenų ir tų bukalaurų sustatytų į bobausybę, negalima laidoti Lietuvos ekonomikos, negalima skurdinti Lietuvos žmonių, negalima griauti santykių su pačiomis artimiausiamis Lietuvai tautomis. Ir tokiam pasirinkime, taip, Eduardas Vaitkus susirinko tuos balsus, kurios būtų paėmę, dalį tų balsų, kurios būtų paėmęs koks nors Puidokas, jeigu būtų prezidento rinkimuose, Uspaskichas, jeigu būtų prezidento rinkimuose, Tomaševskis, jeigu būtų prezidento rinkimuose ir taip toliau. O šiuo atveju, parlamento rinkimuose jau nebuvo tokio išskirtinio atsiribojimo. Ir tie, kas save laikė, kad balsuoja prieš sistemą, jiems štai dabar buvo pateiktas visas meniu. Lenkams pateikti lenkai. Taip? Ir šitiems regionų partija pateikta tiems, kas tenai regionų partija, nors jinai tokia. Tautos teisingumo sąjunga pateikta, kurios mes nuostabų klipuką išklausėme ir pasidžiaugėme. Ir štai visame šitame, kaip čia, išsibarstėme tų ale opozicinių balsų, tarp kurių taikos koalicija be abejo tenai save laiko pristatinė kaip opozicinė. Tai visame šitame jovale Eduardas Vaitkus sugebėjo, tiksliau, jo vedamas sąrašas rinkiminis, tuo beveidžiu pavadinimu Lietuvos liaudies partija sugebėjo surinkti beveik trečdalį to, ką Eduardas Vaitkus gavo kaip kandidatas į prezidentus. Tai yra beveik 33 000 balsų. Tai yra
fantastiškas rezultatas, turint omeny, iš kokio materialo nekokybiško sulipdyta ta Lietuvos liaudies partija. Ir kaip ant smūgio buvo daromas šitas sąrašas, kaip nekoordinuotai veikė rinkiminės agitacijos štabas, kokios kliurkos buvo padarytos su šitais renkantis agitaciją, kaip sudėtingai buvo įtraukinėjami kandidatai į sąrašą, turint omeny, kad tie, kurie žadėjo kandidatuoti, paskui ėmė atsisakinėti ir taip toliau. Visam šitam jovale ir virsme, kai kurios partijos net nedaėjo iki rinkimų, nors planavo, užimti 11 vietą, taip, surenkant beveik tiek pat, kiek kelis metus nuosekliai dirbantis partinėme lauke nacionalinis susivienimas, nacionalanalinis šitą neofašistų sambūris, ten tų konservatorių pakaitalus būsimasis, kuo jie save bando išstatyti. Tai yra fantastinis Eduardo Vaitkaus pasiekimas ir dar vienas pavyzdys, kad jeigu politinėme šitame lauke būtų politinė jėga realiai atstovaujanti daugumai Lietuvos žmonių, nes pusė rinkėjų taip ir nedaėjo iki rinkiminių urnų. Tai toji politinė jėga galėtų pretenduoti kaip minimum į trečdalį viso Seimo mandatų skaičių, kokį dabar gaus Lietuvos taip vadinama socialdemokratų partija. Taigi, 11 vieta aplenkiant Taikos koaliciją, tai yra Darbo partija, ten Krikščioniškosios demokratijos Žemaičių, bet suprantate, tai yra Viktoras Uspaskichas, taip, kurio Darbo partija debiutuodama šitoje rinkiminėje arenoje buvo daugiausiai mandatų gavusi partija. Jos atstovai kelis kartus buvo vyriausybėje ir taip toliau. Jinai dabar fiziškai gavo mažiau balsų negu šitas jovalas, kas yra Lietuvos liaudies partijos rinkiminis sąrašas. Vaitkaus sąrašas gavo daugiau negu Lietuvos regionų partija, tai yra pačios gražiausios merės Lietuvoje vyro vadovaujama partija, ten jų duetas be abejo, tai yra jų asmeninė partija, tai kurie stovėjo už Nausėdos nugaros per prezidento rinkimus. Ir atvirai, ne tai, kad atvirai, jie buvo Nausėdos partinis užnugaris, nes nors pas Nausėdą ne partinis, bet tai būtent ta partija, kuri pasirinko Nausėdą savo kandidatu. Jie iš viso gavo niekingus 1,9% arba 23 tūkstančius balsų. Tai Vaitkaus tasai šobla, ne Vaitkaus šobla, ten tas jovalas, ar ne, amorfinis, jisai gavo 10 tūkstančių daugiau balsų negu profesionali partija, kuri irgi turėjo nuolatos savo atstovų Seime. Daugiau negu Lietuvos žaliųjų partija, kurie nesugebėjo tenai pakeisti liberalų ir šitų profesionalių narkomanų, perimti jų kaip čia nuo jų atkritusi locho elektoratą. Maža to, Vaitkaus partija gavo beveik dvigubai daugiau balsų negu Tautos ir Teisingumo sąjunga, skliausteliuose centristai, tautininkai. Tai yra susijungus iki to dugno nusivažiavusi partijinė jėga, sudaryta iš dviejų partijų, kurios irgi profesionaliai kadencija iš kadencijos prasistumdydavo ir atsikasdavo
biudžeto skiriamo paramai partijoms lėšų. Dvigubai daugiau negu gražuliniai ir puteikiniai. Tai irgi yra fantastinis rezultatas. Nu ir jau nekalbant, kad taip, trigubai daugiau negu Zuoko partija Laisvė ir teisingumas. Primenu, Zuokas, Paulauskas ir Žemaitaitis savo laiku įkūrė tokią trigalvę hidrą, 3 pirmininkų partiją. Žemaitaitis supratęs, kad tenai jisai lieka už borto, persivertė, persimainė ir padarė labai sėkmingą politinį projektą. O Zuoko partija praktiškai liko šaikelė prastumti vieną asmenį, Zuoką, tai į Vilniaus savivaldybę arba į parlamentą. Viskas. Daugiau nieko, tai yra neįgali, nieko negalinti padaryti politinė jėga. Bet tai turiu omeny, pasižiūrėkite, į ką nudegradavo šitos tautos ir teisingumo sąjunga, centristai ir tautininkai, į ką nudegradavo Zuokas, kuris irgi kažkada buvo valdančiosios koalicijos dalyvis. Taip, į ką nudegradavo regionų partija, į ką nudegradavo darbo partija bet šitas viskas, tas toks, kaip rusai sako, nakalenkė, ant kelių sulipdytas iš šūdų ir pagalių sukonstruotas Vaitkaus rinkiminis sąrašas, pavadinimu Lietuvos liaudies partija, kur ten tokios istorijos aplinkui yra, ypatingai žinantis iš vidaus, kas ten dedasi. Ir parodė tokį rezultatą, tai yra nerealus laimėjimas. Čia kalbant apie būtent laimėjo Vaitkus ar pralaimėjo. Jisai asmeniškai, vienmandatėje pasirinkęs neteisingą strategiją, apsižioplino ir pralaimėjo galimybę būti Seimo nariu parlamente, bet jo rinkiminis sąrašas, kuris nepraėjo 5 procentų barjero ir negalėjo praeiti 5 procentų barjero, parodė, sakau, dar kartą, 3 kartą ar 4 fantastinį rezultatą. Ar galėjo padaryti geriau? Prie esamo supratimo, prie esamų sugebėjimų, su tuo materialu, iš ko jie sulipdyti, geriau padaryti šansų jie neturėjo jokių. Man labai, labai tragiškai atrodo, tiesą sakant, visas tas partinė veikla, kūrimas, tas toksai neorganizuotumas, kaip čia, jovalas, bet pasirodo, kad konkurentai dar didesniam jovalė skęsta, dar labiau nesupranta, neadekvačiai vertina situaciją, dar daro didesnės klaidas ir strateginės, ir taktinės, ir politinės, kad, kad jeigu Lietuvoje sugebėtų apsivienyti aiškiai ideologiškai išgryninta politinė jėga, atstovaujanti daugumos interesams, jinai turi puikias galimybės, visą šitą partinį sašlavyną, kurį jūs matote ekranėlyje, taip, nušluoti ir sumaitoti ir sumindyti, sutrypti netgi šitų demokratinių rinkimų užduotose rėmuose. Bet tam reikia būti politiškai pasikaušiusiam, tam reikia, kad visas vadovaujantis sąstatas būtų griežtai ideologiškai monolitiškas ir tokios jėgos politinės Lietuvoje nėra, todėl šitie visi valdžiagyviai ir jų pakiršnutės bei pačiulptukai gali ramiai miegoti, bent jau kol kas.
Na, aš jau ir nekartą reklamavau, dar kartą pareklamuosiu visuomenės saugumo koncepcijos autorių darbą ОП провокационной и имитационной деятельности, apie provokacinę ir imitacinę veiklą, būtent partinę statybą, partijų kūrimą visiems geranoriškiams žmonėms ir partinėms mafijoms. Nuoroda apačioj aprašyme, susiraskite, skaitykite, švieskitės, protingėkite ir tada galbūt mes galėsime bendrų darbų sukurti visiškai kitą politinį peizažą. Nes kitu atveju politinis peizažas keičiamas smurtu. Taip. Jeigu neįmanoma pakeisti politinio peizažo evoliuciniu būdu, to įstatymo apibrėžtuose rėmuose, o aplinkybės verčia, kad būtų politinė sistema pakeista, tuomet neišvengiamai ateina smurtas vienokia ar kitokia forma iš vienos ar kitos pusės, nebūtinai iš vidaus visuomenės, gali būti smurtas inspiruojamas iš išorės, gali būti ir įvairūs perversmo formos ir Lietuvos, tas mažumos diktatas, mažumos engiančios ir besityčiančios iš daugumos diktatas, jisai veda prie to, prie atoveiksmio. Tiesiog, jeigu, sakykime, kažkokiuose žmonių santykiuose tas konfliktas išsprendžiamas gana greitai, taip, pradeda kažkas ten engti klasėje, engti mokinį ir ta situacija pakankamai greitai jinai išsprogsta arba yra išsprendžiama normaliai, civilizuotai, arba išsprogsta į kažkokį ekscesą, muštynės, tenai, sužalojimus, dar kažką, žodžiu. Arba, tai čia žmogaus atveju, viskas tas greitai, kiek tas gali trukti, mėnesį, pusę metų, ilgiau niekai. O visuomenės gyvenime tas gali tęstis, iteracija iš iteracijos, rinkimai nuo rinkimų, tas gali tęstis žymiai ilgiau, bet neišvengiamai spiruoklė vis labiau yra užsukama ir tas atoveiksmis, kuo labiau bus įtempta vidinė visuomenės spiruoklė, tas atoveiksmis tuo bus skaudesnis ir žiauresnis. Sakau, ekstremaliausiu atveju mes pamatysime kartuves, mes pamatysime degančius prabangius automobilius, mes pamatysime marodierių gaujas plėšiančius šitų nuvorišų ir naujųjų kapitalistų vilas vilaitės ir pilis pilaitės. Tai čia absoliučiai nieko ekstraordinaraus. Tai, sakau, jeigu visuomenėje nesugebama tų vidinių prieštaravimų kompensuoti civilizuotais būdais, tai viskas tas išsiveržia ir įvyksta jau tada greitai, bet kruvinai. Ko aš Lietuvai visiškai nelinkiu. Taip, nes kiekviena revoliucija Lietuvoje, tai yra 10 000 žuvusių lietuvių, sugriautos šeimos, tragedijos, kurias paskui labai lengva eksploatuoti, toliau kiršinant lietuvius tarpusavyje. O kalbant bendrai apie rinkimų rezultatus, šitie balsavimai, pirmas turas vienmandatėse ir balsavimai balsavimo daugiamandatėse rezultatus labai smarkiai pakoreguos. Ir realu, dabar atrodytų tas socdemonų vienodas rezultatas su Landsbergojais iš tikrųjų pasikeis kardinaliai. Aš peržiūrėjęs vienmandačių sąrašus ir kas yra išėję į antrą turą, prognozuoju, kad po antro turo balsavimų socdemai turės trečdalį, apie 30%, galbūt daugiau negu 30%, 33 galbūt procentus Seime. O antroje vietoje Landsbergojus turėtų aplenkti
Žemaitaičio Nemuno aušra. Nedaug aplenkti, keliais mandatais, bet aplenkti. Nes išėję į antrą turą Landsbergojai tik tai keliose apygardose garantuotai, 3 apygardose garantuotai laimės antrame ture ir dar dėl 6 apygardų yra klausimas, kaip jiems seksis. Ir jie turėtų gauti 23 plus minus 2 vietos mandato, o Žemaitaitis turėtų gauti 26 plus minus 2 vietos mandato. Toliau Skvernelis ir Karbauskis, šioje vietoje Karbauskis turėtų truputį pasigerinti situaciją ir prisidėti ne tik balsų aplenkdamas liberastus, bet ir susivienodydamas su Skverneliu. Ir tie Skvernelis ir Karbauskis turėtų turėti apie 15 mandatų po antrojo turo. Liberastai kokius 8-9 mandatus, ir toliau taip Lenkai 2 jau turi ir beveik garantuotai turės 5 iš viso. Zokulos partija tikriausiai tikėtina turės 2 mandatus, Pinskus 1 turės, galbūt dar vienas prisidės, bet vargu bau. Yra čia vienmandatininkai, kurie išeis. Tikriausiai išeis nacional-analinio susivienimo vedlys Vytautas Sinica savo Pilaitės apygardoje. Sinica teisingai pasirinko, kurioje apygardoje jam asmeniškai kandidatuoti. Skirtingai negu Vaitkus. Ir klausimas, ar bus bent vienas kandidatas iš profesionalių narkomanų ir alternatyvaus pasitenkinimo seksualinio būdo gavimo alternatyvaus seksualinio pasitenkinimo gavimo būdo šalininkų partijos. Nes Morgana Danielė tikrai nepraeis, gali praeiti Armonaitė, gali praeiti Raskevičius. Su Armonaitė arba jinai bus, arba dar viena konservatinė žiurkė. Taigi gali būti, kad mes netgi neišvysime ne vieno šito laisvinamųjų, kurie prapylė, labai dėsningai prapylė šitos daugiamandačių rinkimus ir dar pasikankins jie čianai politinėje padangėje, bet toliau jie bus nurašyti ir bus kuriama nauja šitų ultraliberastų partija, kurios irgi paskirtis yra labai paprasta - atidarinėti šitos vaivorykštinius Overtono langus, ten įvedant į Lietuvos informacinę erdvę ir visuomeninę apžvalgą pedofilijos šitą propagandą, zoofilijos propagandą, eutanazijos propagandą, tenai šitą absoliučios kiekvienam žingsnyje prieinamos abortacijos propaganda. Taigi, toks mūsų laukia vaizdelis. Viskas labai dėsninga, kaip ir turėjo būti, niekas nepasikeitė. Gal gaila, kad Vaitkus nesugeba elementariai pravesti ten tos rinkiminės situacijos analizės, paimti šitų sąrašiukų. Čia grinai matematinis statistinis darbas. Paimti 10 praėjusių rinkimų statistiką, peržiūrėti dėsningumus, peržiūrėti kiekvieną apylinkę, jos pasikeitimus, ypatingai tenai, jeigu tu planuoji kažkur kandidatuoti kaip konkurentas, tai tų apygardų konkurentus peržiūrėti jų visą istoriją, kuri statistiškai yra pateikta, ir tada elementariai, tai yra statistinė prognozė. Išprognozuoti, kur tau yra realiausias rezultatas, kur turi būti tavo partijos kandidatai ir taip toliau. Aišku, yra visada žmogiškasis faktorius, bet kadangi rinkimuose dalyvauja masė žmonių, tai tas žmogiškasis asmeninis faktorius jis yra niveliuojamas per masę. Ir tada pasidaro labai svarbu ne tokie vienetiniai blogeriukai, kurie reklamą kalba, ten kanaliukai, tenai
kažkas minėjo, kad štai Lekstutis tenai nebepromino Vaitkaus ir taip gavosi. Briedas yra visiškas. Vaitkaus visa reklama tai buvo per tą masinį žiūrovą, kuriuo jį užganėdino šitie žydrieji masinių durninimo organų ekranai, dėl to, kad jie neturėjo kito pasirinkimo, kaip leisti jam debatuoti prezidentų rinkimuose, o paskui leisti tas kaip partinio sąrašo vedliui irgi dalyvauti debatuose. Per ten susirinko visos jo peržiūros ir reklama. Aišku, be planingo tinklo, sudėto iš aktyvių žmonių, galinčių per tiesioginį kontaktą platinti informaciją, irgi yra daug sunkiau veikti. Bet esminis dalykas, esminė klaida, ko nedaro, tai šitie visi besiveržiantis, tie patys Tautos teisingumo sąjunga, šitie klėdėtojai taikos koalicijos, jie elementariai nemoka naudotis matematiniais apibendrinimais, nemoka naudotis statistiniais duomenimis, nemoka daryti loginių išvadų, kad taip, nemoka įžvelgti dėsningumų ir pagal tuos dėsningumus tada pasidaryti objektyves išvadas, o ne tokias išvadas, o man norėtųsi, kad būtų taip, o aš galvoju, o aš jaučiu, kad yra taip. Kas iš to, kad tu jauti, kad yra taip, ar ne, jeigu statistika ir objektyvus duomenys rodo, kad yra visiškai kitaip. Visas šitas ne veltui yra ir vadinama rinkimų technologija. Šita sistema yra sukurta ir mums nuleista iš vakarų. Tie vakaroidai, kurie performatavo buvusią Lietuvos Tarybų socialistinę respubliką ir visas kitas taip vadinamo soslagerio šalis, jie visur įvedė daugiau mažiau panašią rinkimų technologiją ir metodiką. Kodėl? Todėl, kad jie žino, kaip jinai veikia, jie žino, kaip naudojantis šitais tokia rinkimų sistema išlaikyti valdžią savo rankose. Ir jų todėl marionetės tose rinkimuose sėkmingai prasisukinėja. Atitinkamai išmanant šitą sistemą, galima surasti jos silpnasias vietas, galima surasti savo ten tuos, plyšius, pro kur tu gali įsiterpti, būdamas nepriklausydamas šitai sistemai. Bet tai yra rimtas toks analitinis darbas, kurio akivaizdu arba nėra kam dirbti, arba tiesiog Vaitkaus aplinkoje nesupranta, kad apskritai per kurią vietą reikia užsiimti politinę kovą prieš priešininką žaidžiantį pagal šitos šulerių taisyklės. Kalbos apie tai, kad buvo masiniai klastojimai, ten įkišti biuleteniai, apversti duomenys ir taip toliau, visa tai yra daugiau mažiau briedas ir pasakos. Jeigu jūs labai taip nepasitikite, nuskirkite į kiekvieną rinkiminę apylinkę po 2 stebėtojus. Dar geriau iš anksto eidami į rinkimus, ar ne, čia jau partiniams šitiems atstovams, iš anksto eidami į rinkimus, deleguokite savo atstovus į rinkimų komisijas, kad jie ne tik būtų stebėtojai, bet ir patys tiesiogiai dalyvautų rinkimų vedime, rinkimų organizavime. Ir tada jums visos šitos klėdesiai apie tenai įkištus balsus galėsite baigti spekuliuoti. Vienintelė vieta, kur galima įkišinėti balsus, tai yra išankstinis balsavimas visokiose socialinės rūpybos įstaigose, ligoninėse, senelių namuose, ten prieglaudose, bet tenai, kur tos įstaigos administracija
pravedinėja rinkimus, kur jinai turi praeiti pro savo ten tuos ligonius ir surinkti jų balsus. Va tik tai tenai ir tie balsai gali būti va taip va panaudoti vienos ar kitos partijos naudai. Na ir aš per kažkurios rinkimus, per paskutinius, man atrodo, rinkimus į šitą Seimą 20 metais aš specialiai žiūrėjau tas apygardas, kuriuose labai kontrastiškai buvo taip neadekvačiai didelis procentas iš ankstinio balsavimo ir bent keliose apylinkėse buvo akivaizdu, kad tai yra pašaliniai balsai, kuriuos atsinešė būtent konservatinių šiukšlių, šitos Landsberginės gaujos atstovai, jiems buvo nupirkti ar užsakyti, taip toliau. Mat, išlindo keletas vietų, kur žinodamas galėtum eiti ir juos gaudyti už rankos. Bet iš principo tai bendram rezultate, bendram paveiksle esmės nekeičia. Ten dasideda, prasistumė ten keletas papildomų balsų tarp viso to rato. Aišku, kai yra nedidelis balsų skirtumas, tada tie papildomai atsinešti keli šimtai balsų iš senelių namų kokių, ten sumokėjus direktoriui po 3 eurus už vieną balsą, tai jau gali taip garantuoti tau vietą parlamente. Taip, tokie variantai gali būti, ypatingai mažesnėse apygardose arba ten, kur balsai pasiskleidžia tarp skirtingų partijų kandidatų. Bet tai nėra garantavimas vienos ar kitos šitos politinės šaikos, šitos gaujos vienos ar kitos pergalės. Jos savo pergalę susiorganizuoja daug anksčiau, būtent per masinius durninimo organus, per atsijojimą kandidatų su vyriausios rinkimų komisijos pagalba. Na ir be abejo, esminis dalykas. Šita vietinė mafija politinė, jinai veikia po tarptautinių stogų. O tenai viršuje, Londongrade ir Vašingtone yra visiškai nusispjauti, ar mus dulkins pagal šitą pedo konservatorių programą, ar mus dulkins pagal socialdemokratų programą. Jų reikalas, kad Lietuva toliau leistų pinigus pirkdama JAV karinio komplekso produkciją, jų reikalas, kad Lietuva klusniai lotų pagal komandą pirmą prieš JAV priešus Rusiją, jų reikalas, kad Lietuva toliau skolintųsi ir mokėtų palūkanas už savo tas beprasmiškas, beprotiškas ir Lietuvai visiškai nereikalingas skolas. Ir plus dar, kad Lietuva balsuotų taip, kaip priklauso Jungtinių tautų organizacijai. Ir visi kiti ten tie punktai. O kas tenai bus? Ar žali, ar raudoni, ar geltoni, ar trispalviai, ar juodi, ar su svastikom, ar su žvaigždutėmis, ar su tenai, nežinau, kokiais kitais ženklais, šitiems šeimininkams yra visiškai nesvarbu. Svarbu, kad jie klusniai vykdytų savo komandas. Ir visos šitos iki vienos, šitos šaikelės partinės, jos tą klusniai ir darys. Visos jos iki vienos balsuos už Lietuvos siuntimą į karą nusižudyti, visos jos iki vienos pasiruošusios padaryti viską, ką šeimininkas, daleidęs jas iki lovio čia Lietuvoje, lieps. Tai šią džiugią natą baigiu užsitęsusią šiek tiek apžvalgą, galvoju viskas daug greičiau, daug trumpiau, bet kad tokia nūdnastis yra, draugai mano, atleiskite, kad aš taip be entuziazmo visą šitą reikalą žiūriu, bet gyvenimas tęsiasi, bus, manau, ir smagesnės temos, linksmesnės temos, jo labiau artėja
spalio šventės, revoliucijos metinės, paskui artėja vėlinės, ramybės ir susikaupimo metas, o paskui kalėdos, kūčios, nauji metai ir taip toliau, va taip va tas gyvenimo ratas sukasi ir sukasi nesustodamas. Na, tikiuosi, mes irgi pasimatysime dar ne kartą. Todėl nepamirškite prisijungti, kas dar neprisijungėte prie kanalo Už kadro, taip 331 prenumeratorius. Taip, nepamirškite paremti liaudies žurnalistiką, galite to atlikti banko sąskaitą Lietuvoje, galite atlikti banko sąskaitą užsienyje, galite tapti nuolatiniu rėmėju patreon.com/L-diena platformoje, o galite tiesiog virtualiuoju įsiskaitimu paypal.me/Ragelskis sistemoje. Taip, čia patys esminiai būdai, pagrindiniai būdai. Na, o šitą video jūs pamatysite ir visose mano socialiniuose tinkluose ir visur kitur. Primenu. Na, šitam video nieko tokio smagaus, gražaus nebuvo, bet visus mano video jūs galite laisvai naudoti savo informacijai, savo kanaluose, savo socialiniuose tinkluose, darytis iškarpas, kurios jums yra reikalingos, naudotis mano bilekuo, ta prasme, visi mano video yra absoliučiai anti-copyrightiniai. Tai yra, aš laikausi šitos ideologijos tokios, kad informacija turi būti prieinama visiems, nes laisva informacija tai yra laisvas žmogus. Žmogus yra informacinė būtybė. Be programos mūsų galvoje, mūsų smegeninėje, be to informacinio pagrindo, informacinės bazės, žmogus yra niekas. Žmogus tada tiesiog yra paprastas būtų dvikojis gyvuliukas. O turėdamas užkrautas informacija, mintimis, žiniomis, kultūra, patirtimi, žmogus priima sprendimus, kurių pagrindų paskui priimtų sprendimų, paskui tos sprendimus jisai bando įgyvendinti. Ir taip yra kuriama žmonių visuomenė. Taigi, kuo daugiau prasmingos informacijos informacinėje erdvėje, kuo protingesni žmonės, tuo tikėtina mes tobulesnėme pasaulyje gyvensime ir tuo mūsų ateitis bus šviesesnė. Viskas, draugai mano, ir iki. Su jumis buvo Laurynas Ragelskis.